Praeitoj pamokoj pakalbėjom apie vėžliuko grafikos piešimo galimybės. Bet jinai gali ne tik piešti, leidžia ne tik piešti, bet ir reaguoti į naudotojo veiksmus, pavyzdžiui, pele arba ir klaviatūrą. Pažiūrim pavyzdį. Taip. Čia mes matom, kur paspaudžiam, ten brėžia liniją. Pasinagrinėkim, kaip čia yra. Padidinsim vaizdą. Taip. Pasiruošėm viską. Nustatėm, kad greitai judėtų, kad lieptume ekranui reaguoti į pelės veiksmus. Pradžiai turim susikurti ekrano kintamąjį, tada jam susijęti pelės paspaudimą onClick su komanda, kuri reaguos į pelės paspaudimą. Ta komanda setPosition, reiškia tą patį, ką GoTo, nueina į nurodytą XY vietą. Galim pabandyti. Jeigu čia būtume parašę anksčiau GoTo, jau rašosi, taip, tarkim, -100, -200, kažkur nueis į kraštą. Pažiūrim. Va, jinai nubėgtų į patį galą ir paskui jau kur paspaudžiam, ten persikrausto. Tai čia GoTo parašysiu, kad tikrai įstikintumėt. Taip, tai jinai gauna čia X, čia Y. Ir onClick žino, kad jis paspaudus turės ir X, ir Y ir automatiškai čia perduoda. Tokia čia jau sistema padaryta įdomi. Gerai, bet mes galim ne tik standartinę komandą susijęti su pelės paspaudimu, bet ir susikurti savo komandą. Na, atkomentuokime. Mūsų nauja komanda, jinai irgi gauna X ir Y ir nueina į nurodytą vietą, tai kas buvo anksčiau, bet tenais dar parašo savo koordinates. Ir dabar ją sukūrėm, dar neužtenka, reikia ją susijęti su to paspaudimu, kad tikrai reaguotų. Tada šitas paspaudimas reiškia šitas susijimas praras galiojimą, galios šitas. Pabandom. Taip, dabar nueina ir dar parašo savo koordinates, kad čia matytųsi ir naują paleisiu. Matosi, nors ir neaiškiai, bet veikia. Ir dabar mes galime prigalvoti daug įdomių dalykų. Reiškia, papildydami šitą funkciją. Pavyzdžiui, padėkime tašką, kurio dydis bus atitinkantis X koordinatę. Kuo X didesnis, to taškas bus didesnis. Kad taškai netaip baisiai didėtų, padalinkim X iš 10. Pabandom. Mažiukas, didesnis, mažiukas, didelis, didesnis. Taip. Galim kitų prigalvoti čia dar gudrybių. Aš buvau pagalvojęs, kad X plus Y galima būtų irgi taško dydžiai nurodyti. Taip, dabar kuo X su Y didesni, tuo čia didėja. O kuo mažesni, tuo mažėja. Na, kaip sakant, galima čia įvairių grafikų pripiešti. Dar, kad būtų įdomiau, galima pakeisti spalvą. Spalva pas mus taip atrodys. Spalvą nurodom, kaip sąrašą 3 komponenčių. Galima red, green, blue. Žinote? Ir aš žaliai spalvai nurodžiau, kad imtų X reikšmę. Tai dabar, kuo X didesnis, turėtų to žaliau atrodyti. Ir taškas didėja, kaip matom. X žalias šviesėja. Čia jau tamsus. Minusas spalva neveikia. Galima dar kažkur Y pritaikyti red, green, blue. Tai red bus Y. Na ir visokių spalvų čia mes galim pridaryti dabar. Galiai geltona, žalia ir taip toliau. O raudona kažkur radom. Mėlynai spalvai jau reikėtų sugalvoti kažkokio įdomesnio parametrą, nes X ir Y jau išnaudojom. Pabandykime dabar pažaisti su geometrija. Netiesiai eikime link to taško. Čia jau komentuojam, bet paimam atstumą iki jo, kol dar nesam perėję į naują vietą, tai mes paskaičiuojam, kiek iki jos yra atstumas. Tada nustatom kryptį link jo, reiškia set heading, bet atidimam 9 laipsnių. Ir mes įsim tokiu puslankiu. Reiškia piešimo apskritimo, kurios spindulys yra pusė atstumo ir pačio apskritimo tik 108 laipsnių, tai yra pusę apskritimo piešimo. Pabandom. Čia nukeliavom. Taip, matom, mes čia bėgiojam tais apskritimais. Na va, čia galima geometrinių dalykų ir daugiau prisigalvoti.
Reiškia, tarp dviejų taškų, ką galima padaryti. Nu, ten atkarpą, tiesę, spindulį, apskritimą, gal kažką statmeną, jeigu trečią tašką susirastume, čia jau improvizacijos reikalas.